Sveiki, sveikinuosi su jumis Verslo tribūnoje, aš Ugnius Savickas, o šiandien su manimi šaunus būrys, noriu sakyti netgi kolegijų, nes šiek tiek mokslo kryptyje arba mokslo lauke esame šiek tiek susiję. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija. Aš gal žiūrėkit, kad tai būtų paprasčiau, gal vardais pristatysiu. Su manimis šiandien pokalbyje Nijolė, Živilė, Jurgita ir Vilma. O tema labai įdomi. Mes prieš šitą pokalbį truputėlį ruoždamiesi čia ir diskutavom ir atrodytų kiekvieną aspektą galėtumėm diskutuoti labai plačiai. Ir apie, poveikį, ir inovacijas, ir apie mokslą. Kalbam apie tvariąją maisto gamybą. Arba, kitaip sakant, apie žemės ūkio ir maisto tiekimo grandines. Tema aktuali, imkim turbūt, kiekvieną Lietuvos pilietį. Ir mūsų auditorija, galbūt ūkininkai klauso, verslininkai klauso, maisto industrijos gamybininkai klauso, bet aš manau svarbiausia, tai mūsų klauso vartotojas. Ne tas, kuris iš tiesų yra galutinis maistą vartojantis žmogus. Ir labai įdomu su moksla, inovacijas, naujienas tyrinėjančiais specialistais, žmonėmis, mokslininkėmis aptarti šitos dalykus. Pradžiai. Skirtingos žemdirbystės sistemos. Aš truputėlį dalinausi, kad turėjau pokalbį su bičiuliais ūkininkais iš tiesų apie tą ūkininkavimo būdus, ūkininkavimo sistemas. Ne? Gal galim trupučiuką įvesti klausytoją į tokį suvokimą šitoj temoj. Kokią įtaką skirtingos sistemos turi žaliavai, kokybei, o turbūt čia svarbiausia dar gal verta pridėti ir mūsų visų sveikatai. Nes turbūt yra N+K variantų. Nijolė, pasidalinkit. Tikrai taip, ko gero nesuklysiu pasakydama, kad maisto žaliavų kokybė visų pirma priklauso nuo technologijų taikymo pirminėje grandyje. Tai žinoma, ūkininkų ūkiuose ir žemės ūkio įmonėse. Ilgalaikiai tyrimai parodė, kad intensyvus mineralinių trąšų ir pesticidų naudojimas augalinių žaliavų auginimo agrotechnikoje iš tikrųjų sukelia neigiamas pasekmes tiek ir aplinkai, tiek ir žmonių sveikatai. Apie tai būtent šiandien ir pakalbėsiu. Pirmiausia, tai pirmoji problema, kurią norėčiau išskirti, tai yra dirvožemio kokybės prastėjimas. O prastos kokybės dirvožemiuose žinoma, kad išaugindysime prastesnės maistinės vertės augalus, taigi ir žaliavą perdirbimui. Todėl tikrai noriu pasakyti, kad dirvožemio reikšmė yra gyvybiškai svarbi, siekiant užauginti ir kokybiškas, ir saugias augalinės maisto žaliavas. Kita problema, kurią taip pat norėčiau paminėti, tai yra augalinių maisto žaliavų ir iš jų pagamintų produktų sauga. Tokios kenksmingos medžiagos kaip sunkieji metalai, pesticidai, augaluose susikaupia iš tikrųjų būtent dėl intensyvios ūkinės veiklos. Nors ir puikiai mes žinome, kad, sakykime, tam tikrų cheminių medžiagų kiekiai augalinėse maisto žaliavose yra teisės aktais ribojami, tačiau jų tikrai pasitaiko ir gan dažnai. O kodėl taip yra? Todėl, kad būtent šių kenksmingų medžiagų kiekiai yra labai glaudžiai susiję su gausiu mineralinių trąšų naudojimu, su gausiu įvairių augalų apsaugos priemonių naudojimu. Tai būtent pagrindiniai tie aspektai, kurie ir nulemia augalinių maisto žaliavų saugą. Taip pat labai svarbu paminėti ir tai, kad būtent tokių cheminių medžiagų buvimas žaliavose, žinoma ir produktuose, kelia pavojų vartotojų sveikatai. Iš tikrųjų labai nesiplėsiu į būtent tą įtaką sveikatai, nes esu ne medikė, tačiau tikrai tyrimai rodo, kad pesticidai, sunkieji metalai iš tikrųjų gali
sukelti įvairias alerginės reakcijas, gali didinti riziką susirgti tam tikromis lėtinėmis ligomis, taip pat ir vėžiniais susirgymais. Todėl iš tikrųjų pastaruoju metu matoma ta tendencija, kad vis dėlto vartotojai nori augalinių žaliavų ir, sakykime, iš jų pagamintų produktų, tokių, kurie užauginti nenaudojant cheminių medžiagų, kurie nekenkia aplinkai ir, žinoma, pačių vartotojų sveikatai. Nijole, dar vieną klausimą. Suprantu mokslo paskirtį tyrinėt, matuot, skaičiuot ir tikrint. O ar labai smalsu paklausti, ar žemės ūkio bendrovės, ar ten ūkininkai, ar tie, kas iš tiesų užsiima, pavyzdžiui, žemės ūkio veikla arba maisto gamyba, atsiremia į mokslą? Ar jau yra interesas, galbūt į akademiją, nežinau, į tyrimų padalinį kokį kreipiasi ir sako, žiūrėkit, man rūpi sumažinti ten tų trąšų kiekį, aš suprantu, kad aš teršiu, arba aš suprantu, kad nuplauna dalį ten visko į vandenis ir į jūrą nukeliauja ir aš noriu keisti ūkininkavimo sistemą arba ūkininkavimo žemdirbystės būdą. Pastebit tokių atvejų? Čia man jau net kaip piliečiui rūpi. Iš tikrųjų, tokių atvejų yra labai nedaug. Mes galime sakyti, labiau dirbame su tais ūkininkais, kurie ūkininkauja ekologiškai, biodinamiškai. Jie iš tikrųjų mus įsileidžia į savo ūkius, atlikti įvairius tyrimus. Ok, labai, labai įdomu. Čia aišku, norisi besiklausančiuosius pakviesti, atkreipdėmėsi arba labiau atsiremti į mokslo įžvalgas, į tyrimus, taip, aišku, aš nenoriu labai galbūt absoliutinti, bet, kai kuriuose vietose tikriausiai ir nualinta dirvožemį, kurį praktiškai jau ten irgi viskas auga, tik tai trąšų dėka, jau paties dirvožemio jis savotiškai užmuštas. Ir čia tikrai žaliasis kursas mus šiek tiek privers turbūt susiimti. Tikrai taip, nes, sakykime, aplinką tausojančio žemės ūkio sektoriaus plėtojimas tai galėtų būti puiki paskata, sprendžiant mano jau paminėtas problemas. Taip pat tokios žemdirbystės sistemos yra viena prioritetinių ūkio šakų Europos Sąjungoje, nes jos atliepia žaliąjį kursą, kuris numato sumažinti naudojamų trąšų kiekius, taip pat numato sumažinti naudojamų pesticidų kiekius, bei plėtoti aplinką tausojantį ūkininkavimą. Tai čia kalbu apie tokių ūkininkavimo sistemų plėtojimą, kaip ekologinis ūkininkavimas, taip pat biodinaminis ūkininkavimas, todėl kad šios abi ūkininkavimo sistemos yra būtent pagrįstos aplinką tausojančiomis technologijomis, kurios leidžia pagaminti didesnės maistinės vertės ir tikrai saugias augalinės maisto žaliavas, nenualinant nei dirvožemio, nepakenkiant nei žmogaus sveikatai, nei pačiai gamtai. Tai žaliavų dalis. Čia beje, žinokit, prisiminiau, esu matęs kažkokį tai ar vizualizaciją, ar realų traktorių, bet atrodo, kad realų, kuris važiuodamas ten lauku, reiškia kažkoks lazeris, nustato piktžolę ir ją tiesiog lazerio spinduliu sudegina. Taškinis toks. Tai irgi laukiu, kada tokie dalykai pasirodys ir mūsų laukuose, bet tikriausiai vis tiek reikia tikėtis, kad atkeliausime į tenai. Bet verta pripažinti, kad matyt reguliavimas mūsų inovatyvumą šiek tiek paspartina. Kita tema, tvarioji maisto gamyboje, jeigu imam šitą temą, jau yra, kai ateinam į gamybą, ir gamyboje susidarančios atliekos. Arba, kitaip sakant, kitoks gamybos būdas, bet atliekinė gamyba. Kas čia per kryptis, kas čia per daiktas? Živilė. Taip, tai iš tikrųjų tai dar viena kryptis, kuri turi būti labai stipriai vystoma, atliepiant ir žaliojo kurso tikslus ir apskritai rūpinantis aplinką ir visų gerovę. Jeigu taip labai trumpai apibrėžti, kas ta beatliekia gamyba, tai ko gero tai būtų atliekų
šalutinių perdirbimo produktų panaudojimo galimybių įvertinimas. Kalbant konkrečiai apie žemės ūkio ir maisto gamybos sektorių, tai tiek pirminėje gamyboje susidaro tikrai nemenki kiekiai atliekų, tiek perdirbant produktų šalutinių įvairių produktų. Na ir tai yra sąlyginai nebrangi, atsinaujinanti ir biologiškai labai vertinga žaliava, iš kurios būtų galima gaminti tikrai inovatyvius ir aplinkai, ir žmogui draugiškus produktus maisto pramoniai, farmacijoje, kosmetikoje, parfumerijoje ir dar daugelį kitų sričių. Ir, tiesą sakant, labai džiugu, kad galime apie tai ne vien tik tai jau kalbėti, bet toje srityje galime ir veikti. O veikti galime dėl to, kad ypatingai sparčiai vystosi technologijos, diegiami inovatyvūs procesai ir gamybinės įmonės taip pat diegia įrangą ir naudojasi visomis šiomis inovacijomis. Tai nėra vien tik tai mokslinių laboratorijų tyriami klausimai. Bet be abejonės, be jų pagalbos, gamyboje būtų kol kas dar sudėtinga. Ir tokios gamybos atliekos ir šalutiniai perdirbimo produktai, jeigu jie būtų masiškai perdirbami, iš tikrųjų leistų efektyvinti ir visą procesą gamybos, taip pat diegti ir žiedinės ekonomikos principus, taip pat leistų sparčiau transformuoti maisto sistemas į tvaresnes, kurti didesnės pridėtinės vertės produktus ir galbūt konkuruoti ne vien tik tai vietinėje rinkoje, bet ir globaliai. O beje, dar turbūt vienas sritis, kuri galėtų būti vystoma, tai naujų paslaugų plėtra pirminiai gamybai. Taip. Turbūt tiek tuo klausimu. Aš taip dabar save pagavau, aš beatliekinę pavadinau, iš tiesų yra beatliekė. Taip. Ar lygiai toks pat klausimas? Ar kreipiasi? Ar klausia, ar atsiremia į Žemės ūkio akademijos visą žinių potencialą, gamintojai, kurie gamina ir sakytų, ateikit, štai mano įmonė, pažiūrėkit, kaip mes gaminam, parekomenduokit, kur dar kažką pražiopsojam, ar kur dar galėtumėm gal ką nors prisitaikyti. Aš aišku, čia kalbu matyti apie tą taikomąjį arba mokslo žinių pritaikymą praktikoje, bet tikriausiai taip ir klausytojas klausosi mūsų, ką galėčiau pritaikyti pas save. Ar yra man kokia nors įžvalga arba kažkoks provokacija, paskata pagalvoti? Tiesą sakant, labai nemažai pastaruoju metu važinėjom po visą Lietuvą ir turime seminarus su ūkininkais, pirminė gamybos grandimi. Iš tikrųjų, jie domisi, ką būtų galima padaryti ir kaip būtų galima išgauti didesnę pridėtinę vertę iš jų užauginamos visos produkcijos. Tai tikrai klausimų susilaukiam. O jeigu kalbėti, kokius produktus būtų galima gaminti, tai įvairovė yra labai labai didelė. Pradedant nuo maisto pramonės, farmacija ta pačia, kurią minėjau, ir grąžinti netgi produktus į žemės ūkį ir kitas sritis. Šita dalis, man atrodo, aš taip laikau čiūrikus, kad vystysis labai greitai, nes ūkininkai, kiek pažįstu savo rate, tai tikrai mokantys skaičiuoti. Ir jie labai greit suskaičiuoja, kur iškeliauja pinigai. Ir jeigu matau, kad galėčiau dar kartą kažką panaudoti arba kitokį produktą padaryti ar panašiai, pamenu, bičiulis yra ten didelio šaltalankių ūkio irgi savininkas, tai ten įvairiausių dalykų. Ir čia užsikuria tas inovatyvumas. Tai aš po truputėlį dar vieną temą noriu atidaryti mūsų pokalbyje. Jurgita, inovatyvūs maisto produktai. Ar čia mes koja kojon su mokslu, su idėjomis, su galimybėmis, kurias sufleruoja galbūt akademijos tyrimai, tyrinėjimas, domėjimasis. Ką galima panaudoti, ką netradiciško matot kaip perspektyvas tam tikras? Būtent racionalus, netradicinių augalinių žaliavų perdirbimas ir naujų pridėtinės vertės mitybos šaltinių paieška
būtent tai skatina proveržį ir potencialą kurti originalius, saugius, vartotojams patrauklius produktus, kurie būtų būtent nauji rinkoje. Na, pastaruoju metu ryškėja vartotojų supratimas toks, kad maistas nėra vien skirtas tik alkiui numalšinti. Dabar jau vartotojai nori su maistu gauti kuo optimalesnį kiekį biologiškai vertingų medžiagų. Taip. Na ir sparčiai didėjant visuomenės susidomėjimu, sveika gyvensena, maisto nauda sveikatai, vartotojai vis ieško tų naujų produktų, kurie būtų didesnės mitybinės vertės nei mūsų kasdieniai. Lietuvos rinkoje tikrai trūksta tokių produktų, kurie būtų praturtinti arba pagaminti su netradiciniam žaliavom. Na, turbūt kyla klausimas, kas yra tos netradicinės žaliavos. Duokit pavyzdžių, Jurgita, net smalsu. Tai aišku, kad taip pasidomėjau ir tikrai kažkokio tai visuotinio apibūdinimo šio termino nėra, bet paprastai tariant galiu pasakyti, kad tai yra retesnių rūšių javų grūdai, retesnės uogos, vaisiai, retesnės daržovės. Na ir tikrai keletą pavyzdžių galėčiau pavardinti, tai šermukšnių vaisiai galėtų būti medlievos, sedulos, aktinidijos, erškėčių vaisiai. Na, iš daržovių galėtų būti lapiniai kopūstai, topinambai, pastarnokai, gelteklės ir tas sąrašas tikrai gali tęstis begalybę, nes tikrai tų netradicinių augalinių žaliavų yra ženkliai daugiau nei tų, kur kasdien valgome. Ir be to jos yra labai tokios įsiskiriančios biologiškai aktyvių medžiagų gama, tokia kaip fenoliniai junginiai, maistinės skaidulos, amino rūgštys, vitaminai, mineralinės medžiagos. Na ir mes, mokslininkai, tikrai domimės ne tik tokių augalinių žaliavų paieška, perdirbimų, laikymų, skonių, bet ir kokią naudą gali jos duoti vartotojui. Tai atliekam labai daug įvairių tyrimų, kuriam projektus. Vieną iš paskutinių norėčiau paminėti, kuris, manau, tikrai sėkmės toks variantas, kai verslas norėjo, kad pagamintume inovatyvų produktą, kuris būtų praturtintas fiziologiškai veikliomis medžiagomis, na ir tam pasirinko jogurtą. Na, mes pridėjome dar natūralių tirštiklių ir pasirinkome regioninės netradicinės žaliavas, tokias kaip dilgėlių lapai, šilkmedžio lapai, erškėtuogių vaisiai, burokėliai. Na ir tikrai tos žaliavos davė puikų rezultatą. Pagerinome jogurto kąsnelių ne tik tai juslinės savybės, tai skonį, spalvą, tekstūrą, bet ir puikus rezultatas tame, kad produktas įgavo funkcinės savybės, kurių dėka jau gamintojas galėjo naudoti papildomus maistingumo teiginius, tokius kaip vitamino C šaltinis, geležies, mangano, kalio šaltinis. Labai įdomu. Taip, vėl labai vartotojiškai paprastai, tai norisi lentynose pamatyti kažką naujo, nes čia grįžtų vėl prie žaliavų, tada prie paties gamybos proceso. Kartais toks lyg atrodo, taip inertiškai važiuoja visa ta tiekimo grandinė, visa ta gamyba, kur, kaip ir kalbėjom, žinau, kiek čia tos kilogramai to reikia, druskos tiek ir reikia ten konservuoti šitaip. Žinai, dabar čia man mokytis kažką naujai, kaip ten padaryti, kaip ten įdėjus, kaip sakot, pasikeičia tekstūra, pasikeičia spalva ir žiūrėk, produktas jau nebe to. Gal darysiu tada tą patį. Tai irgi bičiulis turi didelį medlievų ūkį ir labai mėgino atrasti būdą, kaip ten jas konservuoti, kaip neprarasti savybių ir panašiai. Ir čia irgi smalsu, ar kol kas tai yra
mokslo ir laboratorijos ribose, ar visgi jau girdit iš ūkininkų, kad pasufleruokit, ką daryti. Jurgita, duokit maždaug patarimų, noriu daryti, noriu auginti naują kultūrą kokią nors. Ar dar jaučiat, kad dar kol kas anksti? Ne, šiaip tikrai mokslas šitoj srity, manau, labai daro didelį įtaką vien per viešinimus. Taip. Tikrai tik viešinimas gali privilioti ūkininkus kažką keisti. Nes man pavyzdžiai kažkokie gerieji tokie. Tai. Nes man matosi, tokiom bangom. Buvo kažkada šilauogių banga. Dabar visi šilaugės. Tai kažkokia banga praėjo arba rinka užsipildė. Tada ten kažkokią kitą kultūrą ten atrandam. Tai ūkininkai gana greit mokosi vieni iš kitų. Bet tai, ką jūs išvardinate, tikrai norėtųsi pamatyti. Ir man atrodo, čia irgi galėtų būti, kaip ir sakėt, didesnės pridėtinės vertės produktai grandinės pabaigoje arba ten, kas jau atsidūrė ant stalo. O tada, Vilma, keliaujam pas jūs. Sakom, atsidūrė ant stalo. Tiekimo grandinės, ir ta vadinamoji trumpoji maisto tiekimo grandinė ir vietos maisto sistema. Net ir prieš mūsų pokalbį trumpai šnektelėjom apie tai, vėl, žaliava, kaip jinai atsirado, tam tikras atsekamumas tuomet gamybos procese, tuomet galbūt tam tikrose prieduose ir štai pas vartotoją ant kelio. Vilma, kokie čia yra tendencijų griaučiai ar tendencijų koordinatės? Iš esmės, trumpoji maisto tiekimo grandinė ir yra verslo strategija. Taip. Kitaip jos greičiausiai ir nepavadinsim, nes iš esmės pradedam nuo lauko, kaip mes kokias būtent naudojam tas žemės dirbimo technologijas, kaip mes atsirenkam augalus, kaip mes juos prižiūrim, vėliau kaip mes juos apdorojam, kaip mes juos sandėliuojam ir nuo to greičiausiai priklauso, kokį produktą mes turim ant stalo. Ir kitas labai svarbus dalykas, kokias mes naudojam tas technologijas tiems produktams keliauti link to stalo. Ir čia mes iš tiesų dar nesam taip labai aiškiai patys savo apsibrėžę, kas ta trumpoji maisto tiekimo grandinė ir didžioji dalis visuomenės tame tarpe ir nacionalinių sprendimų priėmėjai, jie labai dažnai akcentuoja tik tai, kad ta trumpoji grandinė tik tai yra pardavimo strategija, kad ji iš esmės didžiausią dėmesį mes koncentruojam į pardavimus, į rinkodarą, bet iš tiesų tai yra visa sistema su daugeliu tų grandžių ir tos grandys visos jos kuria arba kartais ir nekuria tos aukštesnės pridėtinės vertės, bet siekis yra išsaugoti tos maisto medžiagas, siekis išsaugoti tos biologiškai aktyvius dalykus, kurie yra palankus sveikatai, bet palankus ir gamtai. Ir va čia mes lyg ir sprendžiam tą tokį trumposios maisto tiekimo grandinės strategiją, sprendžiam klausimą, tą perėjimą nuo linijinės ekonomikos į žiedinę ekonomiką, tą betliekės būtent technologijas pradedam taikyti. Ir kitas labai svarbus dalykas, kad mes kalbam apie galutinio vartojimo produktus gaminančius ūkius, nes tik žaliavas gaminančius ūkius mes kalbam apie didesnį jų skaičių, mes kalbam apie būtent toj glausdesnėje teritorijoje gaminamus produktus ir juos vartojamus tos produktus. Tai vat, čia labai gražiai buvo pasakyta, mums reikia naujų produktų, bet mums reikia vietiškai auginamų vietinių veislių, tai gali būti augalai, bet į juos naujai mes pasižiūrim ir naujas technologijas taikom, naujus derinius darom ir taip toliau. Tai va trumpoji maisto tiekimo grandinėje mes tą galim daryti, bet mes kaip mokslininkai, vadybos mokslo žmonės, mes daugiau sprendžiam tą klausimą, kaip spartinti tų trumpųjų maisto tiekimo grandinių vystymą, nes šiuo metu tikrai labai nedidelė dalis yra būtent tų ūkininkų, kurie naudoja būtent trumposios maisto tiekimo grandinės tą strategiją. Ir dar
kas nepaprastai yra svarbu, tas santykis gamintojo ir vartotojo, tas mokymasis vieniems iš kitų, ta bendrakūros procesas yra labai svarbus ir vat tie nauji produktai, jie labiau būtų orientuoti jau į poreikius, visuomenės poreikius, vartotojų poreikius. Ir galbūt čia reikia kelti klausimą, kas neramina, kodėl nėra spartus tas procesas. Tai dėl to, kad mes visgi neturim infrastruktūros tam, kad trumposios maisto tiekimo grandinės vystytųsi. Mes turim turėti, reiškia, regioninės vietos maisto sistemas kūriamas. Tai reiškia, turi atsirasti daugiau vartotojų, turi ir pagrindinis vartotojas, kurį galima labai greitai, praktiškai be labai didelių pastangų ir investicijų, tai turėti viešą sektorių. Ir viešasis sektorius jis iš esmės organizuoja pirkimus, maitina iki mokykliniuose ugdymo įstaigose vaikus, moksleivius, ligoninėse, būtent pacientus, sergančių žmonės, kuriems irgi nepaprastai yra svarbu tie vietiniai didesnės biologinės vertės produktai. Bet dėja, šitas procesas, jis labai toks bėgimas su kliūtimis arba nėra to bėgimo iš viso. Tai labai norisi, kad ta trumpoji maisto tiekimo grandinė įvaldytų bent 4 verslo modelius, tai yra verslas vartotojų, kas dabar labai jau kaip ir išplėtota, bet išplėtota ūkininkų pastangomis ir tam tikromis nevyriausybinio organizacijų pastangomis, mokslo pastangomis. Taip pat labai svarbu verslas verslui, tai yra kavinės, restoranai ir kitos įstaigos irgi tos vietinius produktus galėtų labiau į juos orientuotis, į sezoninius, į šviežius produktus, juos perdirbti, pateikti. Ir aišku, tas verslas viešajam sektoriui ir tada dar atsiranda viena galimybė, kada mes turim, tokius, kaip aš sakau, užsakymus, nes žemės ūkio produkcija nėra, kad šiandien pasėjau, rytoj jau pjausiu. Tai čia kaip toj pasakoje, ar jau galima valgyti, bet to gali ir, kaip sakyti, nebūti. Ir dar vienas, mano galva, labai svarbu šiandien dienai veiksnys, kuris veikia, tai yra visuomenės saugumas. Reiškia visuomenės apsirūpinimas vietiniais maisto produktais, nes ilgosios maisto tiekimo grandinės jos iš esmės yra jautresnės. Ir mūsų rinka ne visada bus tokia, taip, arba tų tiekėjų gali ir neturėti įvykus kažkokiems įvykiams. Tai visgi ta trumpoji maisto tiekimo grandinė padėtų mums sukurti, o vietos maisto sistemos iš esmės padėtų spartinti trumpųjų maisto tiekimo grandinių vystimosi, tai yra visuomenės saugumą, apsirūpinimą vietos maisto produktais. Čia klausantis, tai tikrai argumentų daugiau negu pakanka, bet atrodytų, čia tokia, žinot, kaip švytuoklė, ne? Kažkada turėjom decentralizuotą pakankamai sistemą, tada, aišku, reiškia, tas laukinis kapitalizmas toks paviliojo labai į centralizaciją, į, reiškia, tokį masto ekonomiją, kas taip suvokiama, jeigu žiūrim tik tai į skaičius, ne, tai masto ekonomija leidžia ten pasiekti geresnį, litro savikainą ar ten kilogramo kažkokius tai kaštus, bet tada atsitinka kitas atoveiksmis, ar koks šia žodis geriausias tiktų, kad tada mes turim rizikingesnę sistemą, ne, mes turim, kaip sakot, didesnį trapumą tos sistemos arba pavojus, ne, ir jinai išsitęsusi tą grandinę. Ir čia tada atsiranda turbūt ta dilema, tai ar norim kaip pigiau ir tada einam dar didesnio masto keliu, ar tada jau pradedam galvoti vėl apie šiandienos mūsų temą pagrindinę, netvarumas. Ne? Ar aš žinau, kokioje dirvoje tai užaugo, ar aš žinau, kokiam žiedė tai dalyvauja ir ar čia yra ta vertė sukurta, ar aš žinau, kokia ten maistinė, funkcinė ir kita vertė. Ir tada jo kaip greitai tai galim turėti pas save. Po vieną noriu, laikas tai kažkoks kosmosas, žinokit, prabėgo žaibiškai. Ir kiekviena tema čia verta atskiros gilios diskusijos ir labai labai įdomu. Bet noriu vis tiek, kiekviena iš jūsų atstovaujat šiek tiek tam tikrą mokslinę sritį. Po vieną jūsų svajonę. Kas jums atrodytų,
sakytumėt, jeigu pavyktų pasiekti, tai, man kaip mokslininkui, man būtų labai faina. Arba norėčiau, kad Lietuvoje, virsmas įvyktų į kažką tai, ne, gal čia nenoriu net vardais kviest, kas jaučiat, kad jau turit tokią svajonę. Pasidalinkit. Galbūt aš, jeigu galiu. Tai iš tikrųjų didžiausias turbūt noras ir siekiamybė apskritai visų šiuo metu turbūt būtų tokia, kad visi turėtume pakankamai įperkamo, vertingo maisto. Nes problemų su tuo tikrai yra daug, ar ne? Ir svajonė turbūt būtų tokia. Ir tikriausiai, ne, ir dabartiniam tokiam geopolitiniam kontekste tai yra super aktualu. Ne, ir grįžtam prie šitų klausimų labai. Ir globaliam kontekste tai yra turbūt aktualu. Gerai, ačiū labai, Živilė. Duokit savo svajonę. Mano svajonė galbūt yra, kad mokslo, verslo, konsultavimo, partnerystė, sprendimų priėmėjų partnerystė būtų stipresnė ir kad iš tiesų mes grįstume savo sprendimus mokslo žiniomis, grįstume gamtos būtent dėsningumais, nes iš tiesų, kas tam 20 amžiaus pabaigoje buvo modernu, pažangu, šiandien mes sakom, kad tai toli gražu nėra taip ir tie reiškiniai yra pakankamai sudėtingi, kad mes būtent pažintume juos atskirai, nes kada mes esam kartu, kada mes esam partneriai, kada mes pasitikim vieni kitais, tada iš tiesų atsiranda daug didesnis supratimas apie tai, kas čia yra kas ir kaip mes čia toliau turėtume eiti. Tai mano iš tiesų nuolatinis tas toks siekis kalbėtis, diskutuoti, pristatyti, išgirsti. Ir kaip mokslininkui toliau daryti tuos tyrimus, kurie padėtų tą mums atskleisti ir sustiprinti. Tai čia dar galim ir pridėti turbūt ir žiūrovams kvietimą, kad kreiptųsi, siūlytų, klaustų, provokuotų. Iš tiesų labai labai pritariu ir čia svarbu tas santykis. Ne? Galbūt toks ir paskatinimas, kad atradus tam tikrą pranašumą, atradus tam tikrą nišą, iš tiesų gali, čia jau verslininko turėtų vidinis balsas prabilt, kad ar daryti kaip visi, ar ieškoti kažkokio unikalumo, autentiškumo. Ir čia tada jau pasitelkt tyrimų ir mokslo žinias. Tai ta takoskyros, mes nuolat ieškom tos takoskyros, o iš esmės reikėtų, kur mes galim kartu eiti, ir ką galim kartu, tų sinerginio efektų, kai mes nuolat atskiriam visus dalykus, tai tokius sunaudojam daug energijos, daug laiko ir aišku finansinių išteklių ir dėl to mes tą rezultatą turim mažesnį negu kad jį galėtume turėti. Ir tempą lėtesnį, galbūt vystimosi tempą, turim mažesnį. Ačiū, Vilma. Mano svajonė tai turbūt būtų tokia, kad mūsų vaikai ir anūkai gyventų iš tikrųjų švaresnėje aplinkoje, kad galbūt tas pats ekologinis ar biodinaminis ūkininkavimas jau būtų įprastas ir būtų masinis. Taip, ir būtų masinis, tai iš tikrųjų tai pagrindinis noras būtų mano toksai. Gerai, ačiū, Nijolė. O mano toks kaip iš darbo pusės noras, kad galėčiau toliau dirbti, kurti naujus tos produktus, kad vartotojas būtų kuo labiau išprusęs ir norėtų tokių produktų ir kad būtų sinergija su verslu ir jau sakytų ir norėtų tokių produktų. Super. Panašu, kad tyrinėjimui arba moksliniams tyrimams medžiagos tikrai nepritrūksite. Temos tokios kompleksinės, tokios plačios, kad man atrodo visi mes čia nuo paprasto vartotojo, kuris priima sprendimą, iki mokslininko, kuris galbūt kelia hipotezės ir ieško įžvalgų. Tai čia šitoj temai tikrai labai 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 daug aspektų, labai daug dalykų. Tai labai gaila, kad taip greitai prabėgo laikas.
Labai ačiū už pokalbį ir žiūrovus labai skatinu atkreipti dėmesį į Žemės ūkio akademijos visą mokslinį potencialą ir visas paslaugas, įskaitant ir mokymosi galimybės, ir tyrimų, tyrinėjimo, ir įžvalgų. Ir kaip matot, turim tikrai labai, labai plačią visos grandinės tokį atstovavimą ir galim tyrinėti nuo turbūt pradžios, ką ir į kokią dirvą įdedam, iki pat to žiedo, užžiedinimo, reiškia, kas atsitinka, kai reiškia, kaip sakėt, Vilma teisingai, nuo linijinės, nuo tos tokios tiesinės, ar tokios kažkokios algoritminės, bet į daugiau į tą žiedinę ekonomiką keliaujame. Tai Nijolė, Jurgita, Živilė, Vilma, labai ačiū Jums už pokalbį. Žiūrovams tik tai primenu, kad su manimi buvo Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos mokslininkės, skirtingose temose darančios mokslą, darančios įžvalgas verslams ir kaip turbūt galėjote įsitikinti, tai yra mokslininkės, kuriams rūpi ir praktinis pritaikymas. Tai va čia ir yra ta bendrystės arba bendraveikos paieška. Ačiū, kad buvote su Verslo tribūna. Aš Ugnius Savickas. Iki kitų kartų.